Toliau kalbama apie tai, kaip mes turim vesti save, ką turim ieškoti laužo, ieškoti ugnies, gyventi ramybėje, galvoti, ką sakai. Ir ta pirma dalis sekančio eilėraščio iki vietos, kur tas lapkritis gruodo, tai ir yra, kaip mes turim save vesti, kad ramiai galvoti apie viską, pastovėk, reiškia neskubėk niekur, apgalvok kiekvieną žingsnį darydamas. Ir iš tikrųjų, tokioj ramybėje tik tai mes surandam Dievą. Lapkričio mėnesį, kiek žinau, turėtų būti ten rinkimai Amerikoje. Ir tuo momentu ten tikriausiai kažkas tai įvyks, mes nežinom, bet ten pasakyta, kad reiškia laikas jau yra nustatytas. Lapkritis gruodo, jeigu ten gerai parašyta, tai kad gruodas, kas yra gruodas? Gruodas tai yra ne tai, kad gruodis, bet gruodas yra, kada įšąla žemė, toks gruodas, šaltis, dvelkimas kažkoks tai toksai būna, kaip sakyti, ir jau nieko, kaip tušti laukai, viskas tuščia, jau pasiruošę kažkaip tai žiemai. Ir už tai, tuo laiku kažkas įvyks. Ir dabar kažkas tai vyksta jau po šito pasikeisinimo į Trumpą, kažkas vyksta tenai irgi to Amerikoje. O kai prasideda griūtis Amerikoje, kažkokia ar ekonominė, ar dar kažkokia, tai po kažkiek tai laiko ateina į visą pasaulį. Ir tas gruodas lapkritį prasidės. Aš tai taip matau. Kur Lietuvos grožybė išplis, tai reiškia vis tiek Lietuva yra kaip, toks kraštas, kaip gražus, kaip grožių, nes žmonės iš tikrųjų daug yra talentingų žmonių ir protingų, ir grožybė išplis, reiškia galbūt netgi bus pagalba kitiems. Čia sunku ką pasakyti, bet santvarka kaip ir griūva. Kažkoks perversmas kaip tik bus. Tas, kas rožiniai, kaip sakyti, pamatai, kurie sudėti, jie pradės griūti. Nuo tos vietos kažkas pasikeis. Bet Lietuva, kaip ir yra graži, bet kas yra, reiškia Graikijos, kaip tenai rašo apie Graikiją. Graikija tai simbolizuoja tos Graikijos dievus, tai yra tie visi Malochai, Balachai, Astartės ir visa kita. Jie nori įsiskverbti į Lietuvą, nori pavergti tiesiog savo įstatymais kažkuo tai galbūt, bet Dievas ten ir duoda vėl instrukcijas, ką toliau daryti. Sekanti ten ta visa vieta, kaip ir sakiau, moko mus kaip elgtis, kad irgi reikia visiems būti ramiem, žiūrėti, ką sakai, galvoti, ką sakai. Reiškia labai, labai ramiai apgalvoti, artėti prie Dievo, ruošti lagaminus ruošti lagaminus nakčia ir laiptus statyti gruodį. Gruodį reikia kažką pramelsti irgi, labai stipriai kažką laiptai, mano manimu, aš čia dar galima aišku pasimelsti, bet laiptai, mano manimu, visada yra malda, įėjimas į viršų, yra įėjimas link Dievo, tai ir yra tie laiptai, kuriais mes lipame maldoje, artėjam prie Dievo. Ir kiekvienas turi savo lygį, kažkokį tai, ir kuo tu arčiau Dievo, tuo tu aukščiau stovi ant aukštesnio laipto. Tai gruodį ypatingai reikės daug stiprybės, daug jėgų, būtent kažkas, bet nenustot tikėjimu, palaikyti tikėjimą, melstis toliau, tiesiog atkakliai laikytis savo to tikslo, kaip ten pasakyta, ir nenukrypt, nieko nebijot.
Svarbiausia nieko nebijot, pasitikėti Dievu, kas bebūtų, pasitikėti Dievu. Tos vietos, kur karą širdį sunaikink, tai reiškia, kad nusugriauk tas visas apie karą kalbas, jūs negyvenk karu, kaip dabar va kiti žiūri visą laiką tas žinias, žiūri, kas kur vyksta, stebi, negyvenk to karu, sunaikink širdį, to nereikia, kurk ateitį, kurk svajones, kalbėk į ateitį, statyk ateitį gražią, reiškia nepasiduok. Ir paskui ten va kaip tik apie tą kapą rašo, kad liepą prisirink kapą, reiškia sukurk atsargas, kurių galbūt reikės ko gero va tą 11-12 mėnesį ar kada tai vyks kažkas, tai va tuo momentu reikės tų atsargų. Galbūt kažkiek tai reikia atsargų pasikaupti apie tą samatą. Samata tai yra, kada daroma samata, sakysim, prieš statybas kažkokia tai pinigų suma, numatoma kažkas tai ir atiduok, atverk duris. Aš manyčiau, kad čia reikėtų atnešti auką Dievui. Dievui kažkokią tai auką, nes duris, atvertos durys bus aukoti kažkaip, kad o čia konkrečiai ką, net nežinau, čia tai reikia pasimelsti, bet atnešti, aukoti Dievui už tai, kad ir nepriimti, vat irgi sunaikink, ten sako, sugriauk, sunaikink ir surink. Ką surink? Surink gerus dalykus, o visus tuos blogus, visus karus, viską sugriauk, sunaikink, o surink taiką, surink ramybę, galbūt dar. Nu, čia reikia tikrai daugiau pagalvoti šitoje vietoje biškį, bet ramiai ir vėl toliau kreida užrašyk va tos žodžius, kad meilė, ramybė ir koks ten tas žodis buvo priekyje, kad ten labai svarbu, kad va šitie žodžiai tiesiog užsirašyk savo ir kartok juos visada, nesvarbu, kas atsitiktų, kad ir visiškai nebūtų ar ten produktų, ar ten dar kažko, bet va ta pilnatvė, meilė, ramybė, va tuos žodžius, kur ten parašyta, aš dabar konkrečiai nežiūriu į tekstą, tai nelabai atsimenu, bet va, turėk, reiškia, tikėjimą, viltį ir užsirašyk ir dabar skelb, kad bus ta pilnatvė, bus viskas gerai, kad bus, žodžiu, gyventi viltimi, perrašyti kaip ir ateitį, tiesiog kurti naują ateitį, nežiūrint į bet kokius gandus. Pabaiga ten irgi apie kantrybę, apie viską, kad apsiginkluoti, tiesiog miegok ramiai, dėl nieko nepergyvent, nieko negalvoti ir pačėdyk rūbą sidabrinį. Sidabrinis tai yra šventinis kažkoks dalykas šventai, tai reiškia vėlgi būk šventume, nes artėja tas susitikimas su viešpačiu, artėja šventė mūsų, kad visų tikinčieji, kada ateis Jėzus, kada prisartins Dievo karalystė, kada mes laukiame tai Dievo karalystės, mes nelaukiam jokio karo, jokių priešų, mes laukiam viešpaties. Ir va tuo gyventi viltimi, susikurti iliuzijas, ne iliuzijas, bet svajones susikurti tas ir negyventi toje baimėje ir tiesiog statyti, kurti gerus va tuos tokius dalykus ir į nieką nereaguoti, tiesiog pasitikėti pilnai pasitikėti viešpačiu. Čia taip stipru. Ačiū Dievui už jo tikrai šitą duotą šitą instrukciją visą. Tarp kitko, šitos pranašystės sutampa ir su kitų žmonių, kurie man yra atsiuntę, kad
kad irgi pasiruošk, pataupyk, nes ateityje reiškia reikės ir per kitus žmonės kalbama tas pats, o čia tai tiesiog iš Dievo gautas laiškas, kaip iš Dievo, iš pačio Dievo, tas su jo žodžiais. Tiesiog net kai kurie išsireiškimai tokie senoviniai, kurių dabar jau nelabai naudojam ir va aš irgi, kai gaunu kažką tokio, tai tikrai Dievas kalba labai giliai ir panašiai kaip ir kiti pranašai gauna kažką. Dieve, sustiprink mus, sustiprink Lietuvą, sustiprink mūsų tikėjimą, pasitikėjimą tavimi, turėti kantrybės ir gyventi iš tikrųjų tavo pažadais, nes tu pasakėjai, kad mes nieko nestokosim. Ir tiesiog pasitikėti tik tai Dievu, tik tai Viešpačiu, nieko daugiau. Neišsigąst, nebijot, jokių būdų nebijot. Dar taip atėjo man viena reikšmė apie tuos laiptus. Laiptai gali būti malda, o gali būti ir iš tikrųjų, nes kaip rodo kažkokius tai filmukus statomus ar ką nors krikščioniškus, tokius, kad paėmimas tai irgi tarsi laiptais lipimas. Galimas dalykas, kad netgi bažnyčia, kaip sakyti, nuotaka gali būti, nes ten ir tą pačią grūbą sidabrinį, tai reiškia šventinį, gali būti, kad net ir bažnyčios paėmimas gali būti gruodį. Čia tiesiog Viešpas mūsų yra iš tikrųjų galingas ir tiesiog mums reikia pasitikėti juo, gyventi taip, kaip liepia pagal jų instrukcijas ir laukti tiesiog geriausio, laukti iš jo paties geriausio. O kas bus, tai iš tikrųjų tik vienas Viešpats žino. Amen.